Gerai, Elgi, papasakok dabar, ką turi kiekvienas kardininkas pas save įrankių dėžėjai turėti. Bent jau profesionalus kardininkas, taip paklausiu. Pradžiai tai žirklės turbūt, lankstimai visokie. Va čia man šitą egzotiką labiausiai įdomu. Čia prabangus, vieni iš prabangiausių daikčiukų. Gerai, ką jisai daro? Nu, šiaip jis pritaikytas spalvotiem metalam pirmoje eilėje. Bet mes labai puikiai lietuviai gabiai pritaikėm tai ir mūsų skardom. Šitas goliukas gali lenkti iki 20 cm aukščio briauną, nebraižydamas skardos, nepažeidamas. Sakykime, apdirbinėjant kraštus, kampus labai patogu. Pasiruoš gaminį, nelankstant replytėm, nepadarant nepageidaujamų negražių lenkimų. Šitas daikčiukas tas pats principas, tai jisai lenkia iki 2,5 titumo briauną. O tai kuo jisai skirsi? Čia 20 cm, šitas 2,5. Jie labiau orientuojasi į klasikinį stovų dangą valcuojamą. Būtent gaminti briaunas rankinio būdu, siaudinant lapą, kraštus pasitaisant. Jisai užkantuoja, sakykime, nori pasidaryti skardos apdirbimo rankinio būdu užbortavimo dvigubą. Vienu kažkuriu iš šitų prisidedi ne didesnį kaip 2,5 cm, pasistatai stačią siūlę, šitas daiktas perverčia ir užbūda iki galo. Supratau. Jis padaro dvigubą briauną šitas. Arba pastačius stačią siūlę, jisai prasilygina. Nu, toliau lankstimas. 90 vaitų. 45 vaitų. Statmenos. Medinis plaktukas, plastikinis. Priekalai. Mačiau plaktuką tavo įdomu, gali parodyti? Šitas plaktukas skirtas medienai, pataisimam, lyginimam, nereikia nešiotis laužtuvo kartu. Pastovus. Nu, kaip ir visi tas pats. Gerai, matama šitą. Baldakas būtinas, kaip nieko nerandi. Šitas va man šitas repas įdomu. Vėlgi skirta klasikinė dangai, valcuojamai. Kuo šito, aš valcuojamai stogo dangai esu matęs įvairių šitų repų. Kuo šitas yra geresnis drakos, kaip suprantu, pirmas geresnis negu kitas. Tai operatyvus yra vidinis padas žalvarinis. Jisai minkštas, nebraižas kakos. Kaip, sakykime, lenkai to neturi. Aišku, įmanoma dirbti šitais dalykais, jau izoliacijos kišeniai, dar visokių improvizacinių dalykų. Aišku, čia jų trūkumas, bet standartiškai jų užtenka. Yra replių statistiniam rankinam prie artikamino dirbti, galima siaurą lapą daryti. Nereikia rankom spaudinėti. Šitom praeini pirmą siūlę, pirmą spaudimą. Fasadui to užtenka, labai madoj palikti vieną siūlę stačią. Šitas užguldo dvigubą siūlę. Daug. O, va, kuo šitas plaktukas įsiskiria? Kodėl? Iš ko čia jisai padarytas? Tvirtas, lengvas, gražiai prikala. Skardai jisai skirtas, Taip. Jisai nesubrauko jos, kaip suprantu. Stipriau nepataikant arba plakant tuštumoj gali padaryti žymėjimą, aišku. Bet tom ir spūdingas klasikas, jis turi tų dirbimo rankinio darbo požymį.